Šia gražia liepų alėja važiuojame link Balbieriškio dvaro, kuris buvo įkurtas 1502–1507 metais. Čia valdė bajorų giminės Hanusas Sudormanas, Volovčinskiai, Tiškevičiai, Lempickiai, Vodzinskiai, Žultovskiai. Balbieriškio dvaras yra istorinė dvarvietė Prienų rajone. Truputis istorijos. Dvarą 16 amžiuje įkūrė vokiečių miško pirklys Hanusas Sudormanas, gavęs 1502 metais iš Žygimanto Senojo išsikirtimui prie Nemuno miško sklypą. Pirmą kartą paminėtas 1507 metais. Žygimantui Senajam dovanojant dvarą Maskvėnui, Motiejui Mikitivičiui Volovčinskiui, kurio palikuonys valdė iki 1670 metų. Šalia dvaro iki 1520 metų išaugo miestelis, buvo pastatyta katalikų bažnyčia. 17–18 amžiuje valdė Korvinai Gonsievskiai, Lietuvos didysis iždininkas Benediktas Povilas Sapiega, Kauno pavieto vėliavininkas Liudvikas Chelkovskis, Žemaičių seniūnas Stanislovas Antanas Tiškevičius, palaidotas 1801 metais Balbieriškyje. Nuo XIX amžiaus pradžios jo sūnus generolas Tadas Tiškevičius. XIX amžiuje Balbieriškis buvo vienas didžiausių apylinkės dvarų. Jame grafai Tiškevičiai įkūrė landšafto stiliaus parką, statė naujus sodybos pastatus. Dvarui priklausė Balbieriškio miestelis ir dar 29 kaimai. Po 1831 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia dvarą iš Tado Tiškevičiaus atėmė, o 1841 metais grąžino jo dukterims Juozapai Vodzinskienei ir Marijonai Lempickienei. 1874 metais dvaras kaip nuotakos kraitis atiteko Kotsko Lenkijos karalystė dvarininkui grafui Edvardui Marcelijui Žultovskiui, vedusią Marijoną Vodzinskaitę. Vėliau valdė jų sūnus Edvardas Pranciškus Marijonas Žultovskis. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, grafai Žultovskiai evakavosi į Rusiją, o vėliau persikėlė į Lenkiją. Dvaro rūmai karo metu sudegė. 1923 metais dvare buvo 42 kaimai ir 253 gyventojai. Vykdant Lietuvos žemės reformą 1922 metais dvaras buvo suvalstybintas ir išparceliuotas, o jo žemė išdalinta ūkininkams. Dvaro sodybą sudarė rūmai, kumetynai, sodininko namas, arklidės, keletas kitų ūkinių ir gamybinių pastatų, iš kurių šiai dienai išliko kumetyno griuvėsiai ir kultūros namais paverstos arklidės. Sodybas supo 8 hektarų ploto landšaftinis stiliaus parkas, įkurtas Peršėkės upelio kilpoje. Jame išliko amerikinių liepų alėja, auga totoriniai ir ginaliniai klevai, europiniai maumedžiai, uosiai. Balbieriškio dvaro parkas saugomas gamtos paveldo objektas. Aš šiandien praleidau iš tiesų labai puikų laiką, vaikščiodama po šį labai gražų Balbieriškio dvaro parką. Po tokios gražios kelionės vykstu namo, besileidžiant labai gražiai saulutei.
vakarėja jau, temsta, laikas namo.